Kraujo tyrimas, elektrokardiograma, šlapimo tyrimas – tai yra gana įprasta, tai girdėję daugelis. Tačiau paklauskite artimųjų ar draugų, kada jie paskutinį kartą tyrė žarnyną. Atsakymas turbūt bus toks – niekada. O kam? Taigi šį kartą apie tai, kada reikėtų atlikti žarnyno tyrimus, kokie jie ir kaip viskas vyksta. Hemorojus, opaligė, polipai, opinis kolitas, Krono liga, divertikulitas, vėžys – tai žarnyno ligos. Ir beje, sergant kai kuriomis iš jų kažką ne taip galite jausti nebūtinai pilve. Jeigu nepastebimai ilgą laiką kraujuojate iš žarnyno ir išsivystė mažakraujystė, dėl deguonies bado, nes hemoglobinas perneša deguonį, gali imti skaudėti širdį. Toks pacientas gali pirmiausiai pakliūti į kardiologijos skyrių. Todėl, jeigu išmatose matote kraujo, kad ir retai, kad ir nereguliariai, jeigu išmatos tapo juodos kaip degutas, jeigu viduriai jau kuris laikas užkietėja, nors visą gyvenimą tuštinotės normaliai, jeigu skauda ir pučia pilvą, arba jeigu sumenko apetitas, krenta svoris, nedelskite, nesigėdykite, pirmin pas gydytoją. O ten išklausys, apžiūrės ir sužinosite, kokie tyrimai jums būtini. Beje, vieną galėsite pasidaryti patys namuose. Tai slaptas kraujo nustatymas išmatose. Šis testas parodo, ar į jas kažkur skrandyje ar žarnyne patenka kraujo. Tiesa, tai yra pirminis tyrimas. Jį galima atlikti ir tada, kai žmogus dar nejaučia jokių blogą galinčių pranašauti požymių. Bet diagnozei patvirtinti būtini kiti tyrimai. Vienas tokių rektosigmoskopija arba kitaip storosios žarnos apžiūrėjimas specialiu vamzdeliu. Juo galima ištirti iki 30 cm žarnos. Jeigu gydytojas manys, kad tiek nepakanka, kad abu liktumėte ramus, atliks panašų tyrimą kolonoskopiją. Pro išeinamąją angą įvedamas specialus endoskopas. Prieš abu tyrimų žarnynas turi būti tuščias, išvalytas, nes kaipgi kitaip kruopščiai jį apžiūrėsi. Todėl dieną prieš tyrimus nuo pietų teks pabadauti ir išgerti kelis litrus specialaus vidurius liuosuojančio tirpalo. Apžiūrėję žarnos paviršių gydytojas, jeigu manys, kad reikia, gabalėlį jos gleivinės paims tyrimui mikroskopu. Dažnas bijo šitų procedūrų, nes įsitikinęs, kad jos labai skausmingos. Tai iš tikrųjų vienas nemalonesnių tyrimų, bet jo nauda kur kas didesnė už patiriamą nemalonumą. Be to, prieš kolonoskopiją gali būti į veną suleidžiama specialių raminančių ar spazmų sumažinančių vaistų. Ir nebijokite, didžiajai daliai visų kraujavimų iš virškinamojo trakto priežastis yra nevėžinės kilmės. Bet labai svarbu laiku aptikti nepiktybinius darinius, kurie anksčiau ar vėliau gali virsti vėžiu. Pavyzdžiui, jau anksčiau mano minėti storojo žarnyno polipai. Jiems pašalinti net nereikia didelės chirurginės operacijos. Tai galima padaryti su tuo pačiu kolonoskopu ir būsite ramus, kad vėžys nesivystys.